Labas vakaras, aš Viktoras Jakovlevas. Aš Lina Kairytė ir jūs žiūrite Lietuvos sprendimą. Lietuva jau turi naują Seimą. Šiandien belieka sužinoti, kas tie naujieji Seimo nariai ir kur pasuko Lietuva. Ar į kairę? O galbūt į dešinę? Kokia bus naujos valdžios koalicija? Svarbiausi susitarimai gali būti sudaromi jau per artimiausias valandas. Ir mūsų kolegos dirba partijų štabuose ir kartu su jumis mes sužinosime, kas ir su kuo. Ir dabar pasižiūrėkime į rezultatus ir jau galime pasakyti, kad Lietuva visgi suka į kairę ir jau netgi aiškiai yra tikriausiai valdančioji koalicija, todėl kad trim partijoms, socialdemokratams, Skvernelio partijai vardan Lietuvos ir Lietuvos valstiečių žaliųjų partijai, kuriai vadovauja Karbauskis, turi daugiau negu 75 balsus, mandatus Seime ir jūs galite dabar ekranuose matyti, kaip atrodo dabartinis Seimas. Dar žinoma, tai negalutiniai rezultatai, dar daugumoje apygardų vyksta kovos, bet tendencijos jau aiškios. Ir konservatoriam tikriausiai tai būtų tikrai didelis nusivylimas, todėl kad net didžiuosiuose miestuose yra matomi jų tikrai praradimai dideli, vis dar neaiški ir ta apygarda, kuri vadinta lakmuso popierėliu, kaip seksis Laurynui Kasčiūnui kovoti prieš Saulių Skvernelį ir iki šios akimirkos